Pirmadienio pavakarę Vilniuje finišavo tradicinis ralis aplink Lietuvą 2011 šalies prezidentės Dalios Grybauskaitės taurei laimėti. Ralis sutapo ir su Lietuvos automobilininkų sąjungos ralio LAS taurė 2011 ketvirtojo etapo varžybomis. Šiųmetinės lenktynės neeilinės, jubiliejinės tiek jo rengėjams, tiek patiems dalyviams sukako 80 metų, kai 31 Liepos 24 buvo duotas startas pirmajam raliui aplink Lietuvą, kurio dalyviai tada varžėsi dėl prezidento Antano Smetonos taurės. Šiemet kaip tik stengiamės kiek įmanoma atkartoti trasą, tą pačią, kuri buvo 31 metais, prieš 80 metų. Na, ne visai, kadangi tada Vilniaus nebuvo. Tai va, ir visi apvažiavo, buvo ir papildomų rungčių įdomu ir galėjo dalyvauti visi, kas nori. Ir vis dėlto, kada jau virš 120 dalyvių, tai čia Lietuvoje ko gero nėra buvę ralį. O šiaip kiek buvo anksčiau dalyvių būdavo, kada daugiausiai? Tai va, kada mes jau nutarėm daryti tokią schemą, kad gali dalyvauti visi, kas nori, tai jau mes pernai buvo virš 100 irgi dalyvių ir dabar 128, man atrodo, jeigu neapsirinko. Taip, kad galima sakyti, va, tokia situacija. O toliau jisai kaip ir... Dabar, jubiliejus, o toliau žiūrėsim. Nesiruošiam vėl, kadangi tradicija gražiai, jeigu prieš karą buvo 3 raliai tik tai padaryti, tai dabar jau prašau, nuo 96 metų mes rengiame kasmet. Tai stengsime ir toliau tą daryti. Ralis ypatingas tuo, kad jam šiemet sukako, tiksliau tradicijai, jį ruošti 80 metų. Pirmasis įvyko 31 metais Kaune. Važiavo mašinos, važiavo motociklai. Tiems laikams buvo 14 dalyvių, bet tai buvo žymiai santykinai daugiau negu dabartiniai dalyvaujantis pagal gyventojų skaičių ir automobilių skaičių. Ir to yra, jisai pasižymi ralis, kad šio ralio globėjas yra Respublikos prezidentas ar Respublikos prezidentė ir aukščiausias apdovanojimas šiuo atveju prezidentės taurė. Apsilankiusi ralio finišo ceremonijoje Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė šiltai pasveikino ralio aplink Lietuvą 2011 dalyvius, per 3 dienas įveikusius nelengvą net 1010 km ilgio trasą. Prezidentė pabrėžė, kad nuo 31-ųjų rengiamas ralis kaskart sulaukia vis didesnio sportininkų ir žiūrovų dėmesio. Jei į pirmąją kelionę aplink Lietuvą leidosi 14 automobilių ir 12 motociklų, tai šiemet ralyje dalyvavusių ekipažų skaičius jau perkopė 100 ir jame varžėsi 6 valstybių sportininkai. Prezidentės teigimu prie ralio aplink Lietuvą atgaivinimo ir tęstinumo daug prisidėjo nuo pat pradžių įrengiantis Lietuvos automobilių klubas, kurio veiklos pradžios 85-osios metinės taip pat minimos šiemet. O labiausiai pakylėti jautėsi šio ralio nugalėtojai Liutauras Paulauskas ir Vilius Strazdauskas, kurie pirmieji Daukanto aikštėje kirto simbolinę ralio finišo liniją ir kuriems aidint susirinkusiųjų ovacijoms Dalia Grybauskaitė įteikė Lietuvos Respublikos prezidentės taurę. Tradicija, kurią pradėjo prezidentas Smetona, aš tęsiu ir šiandieną bus įteikta taip pat prezidentinė taurė šio ralio nugalėtojams. Turėjom visokių techninių gedimų, kovojom su tėvu į sekundę, bet pernai jisai taurę, šiemet mes prasidešim. Kelintas jums šis ralis? Mes vis pavažiuojam tas kelis ralius. Šitą ralį suvažiavęs aplink Lietuvą gal kokį 4 kartą. Kuo jis išskirtinis? Ką naujo turi? Būtent šitas ralis. Kažin ko naujo nebuvo, gal buvo keli greituminiai ruožai, kurie šiaip standartinių mašinų klasėse būna rečiau. Bet šiaip, jis tradicinis ralis aplink Lietuvą, jis daugiau mažiau visą laiką tas pats yra. Šį kartą daugiausia kaip ir dalyvių turėjo būti, ar ne? Dalyvių šį kartą, žinokit, nežinau ten tų skaičių, bet tikrai, kaip matot, yra nemažai. Dalyvių daug iš užsienio būna konkurentų? Iš užsienio irgi yra taip. Yra ir iš Estijos su galingo mašinu, jeigu matėt, su Lotusais, Malevičius su Porsche nauji. Kas juos traukia? Atvažiuoti šitą ralį? Aš galvoju, kad kiekvieną ralistą traukia tas automobilių sportas visą laiką, visais atvejais, ar jis Lietuvoje, ar užsienio, ar bet kur jis bebūtų, kiekvieną mūsų čia, kurie esame, jaučiu, kad pulsuoja tam kraujyje tie reikalai ir jau kitaip nebebus. Nuo nugalėtojo atsilikę tik 5,8 sekundės antrąją bendrosios įskaitos vietą iškovojo nugalėtojo tėvas Egidijus Paulauskas, kuris pernai kartu su Eduardu Jaku džiaugiasi prezidentės taure ir kuriam šiemet talkino šturmanas Arminas Morkevičius. Antriesiems prizininkams įteikta Lietuvos automobilių sporto federacijos taurė. Aplink Lietuvą šitos prezidentės taurė laimėti, tai teko važiuoti dar ir sovietiniais laikais. Bet praeitais metais jau turim tokį trofėjų prezidentės taurę. Šįmet pasirodo sūnus greičiau už tėtį važiuoja. Toj mašinai sūnus mano. Laimėjo 1 vietą, mes 2, o dar jauniausias sūnytis važiuoja su Maskvičium.
Treti liko tėvas su sūnumi Vincas ir Gytis Gerdžiūnai, nugalėtojams pralaimėjo kiek daugiau nei minutę ir 24 sekundės. Jiems šias lenktynės primins Lietuvos automobilininkų sąjungos taurė, kurią prizininkams įteikė Lietuvos automobilininkų sąjungos prezidentas Rimvydas Anusauskas ir direktorius Kęstutis Kestenis. Visas prizininkų trejetas vairavo Subaru Impreza automobilius bei tokias pat vietas šie ekipažai užėmė ir LAS taurės varžybų 4-ojo etapo lenktynėse. Gražia tradicija ir išskirtiniu šio ralio bruožu tapo žmonių su negale dalyvavimas, kuriems raliai aplink Lietuvą vienintelė tokia galimybė metuose. Šioje įskaitoje pergalę po atkaklios kovos šventė šeimyninis Vytauto ir Dariaus Kryvo ekipažas su Volkswagen Golf. Nugalėtojai džiaugiasi socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko taure. Antrąją vietą užėmė tokį pat automobilį vairavę ir nuo įskaitos laimėtojo atsilikę 28 sekundėmis Algimantas Kojis su Vygintu Šuminsku, o trečioji vieta atiteko Mitsubishi Colt vairavusiam Raimundui ir Vidmantui Milevskiams. Jie nugalėtojams pralaimėjo minutę ir 13 sekundžių. Sūnus geras šturmanas? Labai. Pirmas jo ralis kartu? Ne, antras. Pernai mes dalyvavom šitam ralyje, buvome antri. Super. Šiemet atrodo treti. Dabar treti, ne? Tai vis po taurę? Buvo praeitas pirmas, buvo jauniausias dalyvis ralio. Šiemet nežinau, ar jauniausias. Ir kaip tavo įspūdžiai? Ralis sudėtingas, man patinka iš tikrųjų labai važiuoti. Aš manau, kitais metais mes vėl čia būsim. Automobilis yra mūsų aistra, mūsų gyvenimas. Be automobilio nė žingsnio negalim. Mes gyvi tuo, kad yra automobilis ir galim su juo bendrauti. Kelintas ralis šis būtent? Oi, kai buvau jaunas, buvau pradedantis ralistas keletą metų, bet paskiau perėjau į krosą ir visą gyvenimą atidaviau automobilių krosui. Dabar senatvėje, nostalgija galbūt, gal tokia galimybė, tradicija yra. Daug metų vyksta, vis tiek norisi važiuoti, krosą jau nepašokinėsi, vis tik senukas jau. O čia kaip sekasi? Vienais metais geriau, kitais metais prasčiau, bet svarbiausia judėti. Šiemet ralyje dalyvavo tik 2 motociklininkai. Prieš 2 metus garsiajame Dakaro dykumų maratone dalyvavęs Balys Bardauskas ir Gintautas Igaris išdrįso leistis į ilgą ralio aplink Lietuvą trasą. Ir šį kartą nugalėjo ne Balys, kuriam daugelis iš anksto pranašavo šios įskaitos laurus, o Gintautas, kurį motociklų sporto federacijos taure apdovanojo federacijos prezidentas Virginijus Visockis. Prezidentas taip pat pažadėjo kitais metais į ralį palydėti nepalyginamai gausesnį būrį motociklininkų. Vienas dalyvis gal dėl to, kad techninės problemos. Šiam ralyje aplamai dalyvavo tik tai 2 dalyviai, kadangi sutapo mūsų daugybė renginių. Tai daugybė vadinu, jeigu jau 3, tai jau daug renginių vienu metu vykstantis motociklų sporto federacijai. Tai startavęs pirmą kartą turizmo ralis ir plento žiedinės lenktynės, tai yra vyksta tuo pačiu metu, tom pačiam datom Nemuno žiede Kaune. Tai labai džiaugiuosi iš vis, kad dalyvavo bent jau 2 sportininkai, kurie atsisakė dalyvauti iš anksto suplanuotose varžybose ir pasiekė finišą. O norit, kad daugiau dalyvautų? Dėl dalyvavimo noras iš tikrųjų yra begalinis ir sekančiais metais bandysim daryti bendrą projektą motociklai su automobiliais. Daugybė tenai, aišku, derinamų dalykų, bet aš manau, kad šitas galėtų pavykti. Ir tikrai, jeigu apjungtume šitą ralį, kuris ir buvo 31 metais pradėtas, dalyvavo apylygiai tiek motociklų, tiek automobilių, tai būtų tikrai šventė žymiai didesnė ir įdomesnė. Motociklų galėjo dalyvauti žymiai daugiau ir mes tikėjomės, kad jų bus daugiau, bet čia yra kiekvieno apsisprendimo reikalas. Ilgai ruošiasi, ilgai galvoja, paskutinėmis dienomis atsiranda keliese, paskui sugenda, nubyra. Mes tikimės, kad kitais metais bus žymiai daugiau. Ne tik ralio finiše, bet ir visuose greičio ruožuose bei specialiuose rungtyse žiūrovai itin šiltai sutiko Rimgaudo Statnicko ir Giedrių Šniuko ekipažą. Giedrių Šniukas dalyvaudamas jubiliejinėme 80-mečio ralyje tarsi pratęsė pirmųjų ralių aplink Lietuvą tradicijas ir testinumą. 1931 ir 1932 šiuos ralius laimėjo jo senelis Pranas Hiksa.
Tiesiog norėjosi pagerbti senelį ir ralis šitas yra ypatingas, jam sukanka 80 metų ir nuo šito ralio prasidėjo visa Lietuvos automobilių sporto istorija. Senelis 2 kartus laimėjo šitame ralyje ir nusprendėm jį pagerbti ir vat, kaip matote, vežamės ir jo portretą. O ralis suteikia labai daug gražių emocijų ir va dabar laukiam finalo.